Esu kapitonas Pintauskas, Geležinio Vilko brigados fizinio rengimo karininkas. Esu atsakingas už plieninės komandos organizavimą. Plieninės komandos varžybos organizuojamos antrus metus iš eilės. Šių varžybų tikslas yra įvertinti, kaip kariai individualiai yra pasirengę. Pradedam vertinti nuo orientacinio, sportinio pasirengimo, taktinės medicinos, granatos metimo, CBRN, kovinio šaudymo ir žygio. Tai yra puikia galimybė parodyti save, ant kiek esu pasiruošęs ir universalus. Šie kariai, kurie dalyvauja šitose varžybose, yra fiziškai, psichologiškai, taktiškai, įvairiapusiškai yra stiprus. Jie meta iššūkį ne tik tai savo, bet ir visiems kitiems, kurie norės ateityje dalyvauti šiuose varžybose ir pagerinti jų parodytus rezultatus. Todėl visus kviečiame jungtis ir kiekvienais metais kuo narsiau dalyvauti šitose varžybose.